Gerbėmieji, labas vakaras. Jūs kanale Vytas skaito Viki. Ir šiandienos tema – Valentino diena. Valentino diena arba Švento Valentino diena švenčiama vasario 14 dieną. Ji vadinama įsimylėjėlių arba meilės diena. Manoma, kad Švento Valentinas buvo Romos vyskupas, kuris gyveno 2 amžiuje. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir ginti imperiją nuo išorinės agresijos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, kad vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo šeimų, todėl negali būti geri kariai. Vyskupas Valentinas, matydamas jaunų žmonių skausmą, juos sutuokdavo slapčia. Klaudijus II išgirdęs apie tokį vyskupo elgesį, jį suėmė ir uždarė į kalėjimą, kur vasario 14 dieną Valentinas buvo nubaustas mirtimi. Po kiek laiko Valentinas buvo paskelbtas šventuoju.